Kauno klinikos – chirurgijos klinika, kurioje vyksta sudėtinga pilvo organų operacija. Chirurgas ir asistuojančių medikų bei slaugytojų komanda būtų bejėgė, jei pacientas gulintis ant operacinio stalo, nejausdamas skausmo tas kelias valandas giliai ir saugiai nemiegotų. Atokiau, bet visada šalia gydytojai anesteziologai. Stebi pacientą, jo gyvybinės funkcijas, tol, kol vyksta chirurginė procedūra. Dabar šio mediko rankose ligonio gyvybė tikrąja ta žodžio prasme. Anesteziologo darbas yra be galo svarbus ir nuo jų didelė dalim priklauso operacijos išeitis ir gydymo sėkmė. Nes jeigu su narkoze viskas tvarkoja, tai gerai ir mums, o jeigu mums truputėlį kas negerai, jie korekciją padaro visų organizmo gyvybinių funkcijų, audinių kraujotakos užtikrinimo ir tai irgi lemia sėkmę. Tai jie mūsų geriausi pagalbininkai. Anot istorinių šaltinių graikų filosofas Dioskoridas 1 amžiuje prieš Kristų pavartojo terminą anestezija, apibūdindamas svaiginantį mandragoros veikimą. Senovės Kinijoje bei Indijoje nuskausminimui naudodavo opiumą, kokos lapus, alkoholį, kanapes ir drastiškas priemones, tokias kaip kraujo nuleidimą iki sąmonės netekimo. 1846 metais Filadelfijos gydytojas Mortonas pirmasis panaudojo eterio garus operuojamo ligonio nuskausminimui. Po metų amerikietis dantistas Velsas, traukdamas dantį, panaudojo linksminančias dujas. Lietuvoje pirmoji narkozė atlikta 1847. Visada paminimas Dievas, kadangi tai skaitosi kaip pirmas anesteziologas, kuris užmigdė Adomą ir jam nejaučiant išėmė šonkaulį ir iš jo sukūrė Ievą. Visų ekstrinių medicinos sričių vystymasis labai susijęs su, kaip bebūtų liūdna, kariniais veiksmais, nes karo metu labai daug ekstrinių sužalojimų, traumų, kurias tekdavo spręsti. Ir maždaug 40 metais atsiranda kitos naujos priemonės, toks kaip žingsnis į priekį, tai raumenų relaksantai, kurie leidžia mažinti migdomųjų vaistų dozes ir taip leidžia mažinti tų vaistų sukeliamus šalutinius poveikius. Tikroji šiuolaikinė anesteziologija atsirado maždaug 1970–80 metais. Ir tai susiję ne tik su medikamentais, kurių padaugėjo, bet ir su medicinė įranga. Šiandien, sako gydytojai, kai yra sukurta tobula paciento būklės stebėsenos aparatūra ir šiuolaikiniai medikamentai, anesteziologija yra saugi ir turi minimalų šalutinį poveikį žmogui. Gana nesunku užmigdyti ligonį, bet palaikyti jo visas gyvybinės funkcijas, tam yra irgi šiuo metu pakankamai daug geros aparatūros, gerų monitorių, kurios leidžia užtikrinti, stebėti tas gyvybinės funkcijas operacijos metu. Bent kartą gyvenime žmogui tenka patirti operaciją, kuri neįmanoma be anestezijos, kitaip dar narkozės. Kurgi mes būname, kur iškeliaujame sudėtingų ar paprastų chirurginių, ginekologinių ar sudėtingiausių kardiologinių operacijų metu, nejausdami skausmo ir kietai įmigę, bet nesapnuodami. Aš skaityčiau, kad tai yra gilus miegas, apsauga nuo išorinių dirgiklių, kada ligonis nejaučia tuo metu nei skausmo, nei žalingo operacijos poveikio. Bendrinės anestezijos metu anesteziologas siekia 3 dalykų – miego, nuskausminimo ir raumenų atpalaidavimo, tam, kad chirurgas galėtų saugiai, gerai, patogiai operuoti. Operacinėje gydytojo chirurgo jau nėra, tačiau darbas tebevyksta. Čia bunda ligonis. Svarbu, kad tai vyktų sklandžiai. Anesteziologas, kaip ir chirurgas, niekur negali skubėti. Pacientas dar miega, laukiamas jo pabudimas, jis turėtų vykti per 2–5 minutės. Matote aparatūrą monitorėje, sekamos visos gyvybinės funkcijos, elektrokardiograma, širdies traukimų dažnis, deguonies įsotinimas kraujyje, arterinis kraujo spaudimas taip pat. Čia yra visi kvėpavimo paciento rodikliai, labai svarbus iš tiesų. Juose mes matome, kaip pacientas alsuoja, ar jam reikia padėti aparatu, ar jisai gali tai daryti pats. Tokie pirmieji prabudimo požymiai, kad pacientui dažnėja širdies veikla prieš prabundant, po truputėlį kyla spaudimas. Toks yra paciento žadinimas. Ramus, išlauktas. Anesteziologui neužtenka tik pažadinti žmogų, kad jis atsimerktų. Jam reikia būti užtikrintų dėl jo širdies veiklos, jam reikia būti užtikrintų dėl jo kvėpavimo veiklos po operacijų, jam reikia užtikrinti nuskausminimą.
Pasaulyje egzistuoja daug anestezijos rūšių. Vienai bus malšinamas skausmas, jei operuojama ranka ar koja, kitaip, jei širdis, plaučiai ar galvos smegenys. Aiškina gydytojai anesteziologai, norintys praskleisti paslapčių skraistę, paneigdami bet kokius mitus bei ramindami tuos, kurie svarbes medicininės intervencijas ar operacijas iš baimės sąmoningai nukelia kuo toliau. Operacinėje mes taip pat galime rinktis daugybę anestezijos metodų, pradedant paprastąją bendrąją anesteziją, kaip didžioji dauguma pacientų taip ir supranta, anestezija arba narkozė, tai yra jis miegos operacijos metu. Bet tai yra turbūt pats seniausias ir galbūt vienas iš primityvesnių anestezijos metodų. Mes galime taikyti įvairias sritinės nejautrias, kai nuskausminama tik tai viena organizmo vieta. Nereikia viso žmogaus migdyti. Bendroje anestezijoje mes suprantame, kad pacientas miega, nieko nejaučia, su chirurgu negali bendrauti. Jinai gali būti ta bendroji anestezija, kai pacientas kvėpuoja per kaukę. Gali būti taip, kad pacientas užmigdamas ir įdedamas jam vamzdelis į kvėpavimo takus, nes tai yra saugiau ilgų operacijų metu. Ir regioninė anestezija, kur pacientas gali ir bendrauti su chirurgu, jam nieko neskauda. Pavyzdžiui, jam operuoja koją, jam atliekama centrinė regioninė anestezija, liaudyje tai vadinama nuo pusės. Pacientas nuo pusės sako, mes nuo pusės nieko nejausim, taip. Bet tai yra spinalinė, epiduralinė anestezijos, kurių metu pacientas nejaučia jutimų ir jis gali puikiai bendrauti su chirurgu. Anesteziologija – viena medicinos mokslo sričių, kuri pasiekė didžiausią pažangą per pastaruosius 30 mečius. Tačiau, sako gydytojai anesteziologai, tai ir viena tų nematomų pacientų medicinos sričių, kuri kaip jokia kita iki šių dienų apaugusi galybę mitų, vis dar kelianti nerimą ir baimę. Labai gajus ligonių pasitarimai palatose. Žinai, man darė bendrinę narkozę, o jau čia to nuo pusės nedaryk labai baisu. Kiti priešingai nenori bendrinės anestezijos, nes bijo, kad jiems sutriks atmintis. Nuslinks laukai. Kiti mitai, kad bendrinė anestezija geriau, nenori aš daktarė nieko matyti, nieko girdėti, nes man palatos kaiminė sakė, kad jeigu aš rinksiuos narkozę nuo pusės, tai greičiausiai kojų po to nevaldysiu arba man kas nors neveiks. Tai yra irgi mitai. Jeigu kažkas tikrai nevaldytų kojų, jeigu kažkas tikrai neveiktų, tai niekas ir nesiūlytų. 7 metai dirbdama klinikinį darbą, apžiūrėdama pacientus prieš narkozės, pastebėjau, jog daugelis žmonių turi narkozės baimę, net didesnė negu pačios operacijos baimę. Gyvenam 21 amžiuje, žinios apie narkozę dėja siekia 19 amžių, nes dar daugelis paklausė, ar bus uždėta eterio kaukė, ar bus duodama eterio narkozė. Baimių labai daug turi mamos, visų pirma. Jeigu reikia vaikui atlikti anesteziją, tai mamų pagrindinė baimė, ar nesustos vaiko augimas, vystymasis, ar nesutriks vaiko atmintis. Dažniausiai klausimai tai kyla iš tėvų pusės, sakykime, ypatingai iš tų, kur turėjo anestezijas. Jie pergyvena, reiškia, jau anksčiau dar būdavo klausimai, ar čia bus po narkozės ar panašiai. Iš kitos pusės mes ir esam patenkinti, tai yra gerai, kad užduodami klausimai, reiškia, žmonės domisi trupučiuką. Blogiausia, kai iš vis neužduoda jokių klausimų, lyg ir viskas aišku. Jeigu reikia, operuojamas yra ir naujagimis, ir maži naujagimiai. Operuojami dabar tokie vaikai, sakykime, 600 gramų ligonis operuojamas dėl kažkokios tai problemos ir jis išgyvena. Na, man atrodo, tai jau kalba už save. Jeigu nebūtų tų modernių visų dalykų, tokie vaikai net neišgyventų, prieš 10, prieš 15 metų. O dabar jie net ir operuojami. Ir tikrai galiu nuraminti ir atlaiko, ir narkozę, ir operaciją. Šiandienos 21 amžiaus anesteziologijos galimybių negalima būtų nelyginti su tomis, kokios jos buvo prieš keletą dešimtmečių, sako medikai. Anuomet pacientas gal ir nejausdavo skausmo, tačiau turima aparatūra buvo nepakankama, kad būtų įmanoma sekti širdies susitraukimų dažnį, kraujo spaudimą, todėl kildavę įvairių komplikacijų. Tie mitai ateina iš tų laikų, kai mes neturėjom kuo sekti pacientą, kai būdavo tie vadinami akli periodai, kai pacientui pamatuojamas spaudimas po to po 10 minučių, o kas tarp tos 10 minučių vyksta, nieks negali garantuoti. Aišku, geras daktaras, kuris šalia matydavo veido spalvą, matydavo lūpų spalvą. Šiandien mes matome kiekvieną širdies paciento sutraukimą jo kardiogramoje. Mes matome kiekvieno sutraukimų metu, kokia yra žmogaus įsotinimas deguonimi. Mes matome, koks jo kraujo spaudimas, kokia jo yra plaučių funkcija, kokia kvėpavimo funkcija. Šiuolaikinė anesteziologija iš tiesų susijusi su saugiu ir labai nuodugniu paciento sekimu.
Šiomis dienomis bendroji anestezija taikoma itin dažnai. Anestezijai skirti vaistai gali būti leidžiami į veną ar įkvėpiami pro specialias kaukes. Pastarasis būdas laikomas saugiu, dažniausiu ir labiau tinkamu vaikams, bijantiems adatų dūrių. Šiandienos anesteziologai rūpinasi pacientu ne tik operacijos metu, tačiau ir nemažiau svarbių pooperaciniu laikotarpiu, kad pacientas nejaustų skausmo. Anesteziologo darbas prasideda dar iki operacijos ir baigėsi tada, kai žmogus išrašomas iš ligoninės, sako gydytojas Arūnas Gelmanas. Kai kurie pacientai piktinasi, kodėl aš turiu pasakoti apie savo ligas, kodėl aš turiu viską atskleisti, anesteziologas turi žinoti viską. Jeigu anksčiau anesteziologo darbas užsibaigdavo pažadinus pacientą ir išvežus į palatą, šiais laikais mes dirbame su juo tiek, kiek jisai būna ligoniniai. Kalba eina apie skausmo malšinimą. Prieš valandą pacientas giliai miegojo, po valandos mes norime, kad jis būtų visiškai atsibudęs, laimingas, bendrautų su artimaisiais ir džiaugtųsi gyvenimu, bet jisai turi didžiulę žaizdą, kuri tikrai skauda. Tai va tas ankstyvas ūmaus skausmo malšinimas, efektyvus ūmaus skausmo malšinimas yra turbūt didžiausias galvos skausmas anesteziologui. Kaip padaryti, kad žmogus ir gerai jaustųsi, ir jam neskaudėtų, ir jis galėtų puikiausiai bendrauti tiek su medicinos personalu, tiek su artimaisiais. Žmogiška, jog mus baugina tai, ko nežinojome ir nepatyrėme. Anesteziologija nematoma medicinos sritis, gal dėl to mums kyla aibė kartais nelogiškų klausimų. Tačiau klausti ir domėtis būtinai reikia, sako medikai. Anestezija yra tikrai ligoninė tokia kaip nežinomybė, į kurią jis eina, į kurią jis pasitikė daktaru. Ir ta prasme jisai pakankamai turi išsiaiškinti tą situaciją, kad žinotų, apie ką eina kalba. Manau, kad visuomenė turi žinoti ir turi neturėti mitų, baimių ir, turi turėti realų suvokimą, kad tai narkozė yra sukeliama vaistais, kad tai yra procesas kontroliuojamas, kad mes turim šiuolaikinėje anestezijoje pilną monitoravimo sistemą. Aš manyčiau, kad tai yra stebuklas, kad ligonis pramiega ir nubunda išoperuotas ir sveiktas.